Mes dalyvaujame Olimpinio mėnesio projekte jau 3 metai ir manau, kad šis projektas yra labai sėkmingas, nes kiek matau ir pagal skaičius, kad labai daug mokyklų įsitraukia į šį projektą ir mūsų mokyklos taip pat visi pradinių klasių mokiniai dalyvauja šiame projekte. Kuomgi jisai naudingas? Pirmiausia, tai visi džiaugiasi vaikai fizinio aktyvumo savaitę ir labai pamėgsta ąžuolo mankštą. Čia yra mūsų ąžuolas, mūsų talismanas olimpinis. Aš esu Sandra Jablonskytė, esu dziudo kovotoja, Tokijo olimpinių žaidynių 9 vietos laimėtoja bei Tokijo žaidynėse atidarėme nešių vėliavą. Mano akimis žiūrint, šitas projektas yra labai naudingas vaikams. Jisai ne tik gerina jų sveikatos būklę, bet taip pat ir padeda integruotis į visuomenę. Tai aš manau, kad kaip ir kiekvieno žmogaus rutinoje turėtų būti sportas, nes pasportavęs žmogus jaučiasi laimingesnis, jisai turi daugiau energijos ir bet kokiu atveju jis yra sveikesnis. Ir labai tikiuosi, kad šis projektas tęsis dar eilę metų. Ir manau, kad vaikai pajudėję, pasportavę, pasitreniravę geriau, susikaupę pamokoje, jų geresnis darbingumas, taip pat ir emocinė būsena jų yra geresnė, tada vaikai ir lengviau bendrauja vieni su kitais. Svarbu yra sportuoti, nes gali tiesiog raumenys nukristi ir nieko negalėsi palaikyti ar ką. Įsijungė į projekto veiklas ir tėveliai ir štai vakar buvo mokytojų diena mokykloje ir tėveliai padėjo pravesti pamokas. Vienas iš tėvelių yra futbolo treneris ir maloniai pravedė futbolo treniruotę. Aš kartais tą mano tėtį apsivarau, bet labai retai. Tai tėvai taip pat mato naudą šito projekto ir džiaugiasi, kad mes dalyvaujam. Ne tik fizinio aktyvumo savaitė svarbi, ir tiek vaikai, tiek ir mokytojai laukiame ir kitų savaičių. Jo, aš labai laukiu tos savaitės, nes ir ta sveika mityba ir sportas bus. Aš irgi laukiu labai savaitės, nes bus dar vestuvės man ir dar galėsiu eiti į krepšinį. Ir labai vertiname specialistų patarimus, jų atsiųstas užduotėles, jas visą laiką išbandome. Tai tiek ir sveikos mitybos, tiek ir emocinės sveikatos visas užduotis vaikai daro ir sėkmingai įtraukiam į savo veiklas. Linkiu Olimpinio mėnesio dalyviams būti sveikiems, stipriems ir energingiems.